Sveiki mano bičiuliai, šiandien laukia labai įdomus video įrašas. Šiandieną kepsime jautienos mentę. Šiek tiek paslaptingas bus receptas, šiek tiek bus ilgas, aišku, jums vaizdo įrašas ilgai neužtruks, jis truks tikrai neilgai. Pradėsime nuo to, kad mes nupjaustysime nereikalingus jautienos gabaliukus, išpjausime kaulą. Na, paskui pamatysite, ką mes darysime toliau. Kol tvarkome jautieną, pasakysiu, kad mūsų gabaliukas svėrė apie 2,6 kg. Kas gaminsite, galit tikrai imti didelį mentės gabalą, nes šiame patiekale yra labai geras dalykas, kad jį gali pagaminti, užšaldyti, atitirpdyti ir vėl naudoti arba su makaronais, arba su ryžiais, ant picos, kur tik jūsų fantazija sugalvos, ten ir naudokite. Baigėme darbą su kaulais, pašalinom juos, nupjausim nereikalingas dalis mėsos. Dabar padalinsime į steikus, arba kitaip sakant, porcijomis tokiomis, kad visi gabalai būtų daugmaž vienodo dydžio. Kam to reikia, suprasite netrukus. Barstome mėsą prieskoniais mėsos. Barstykite gausiai pagal savo skonį. Mūsų prieskoniai be druskos, tai mes tikrai negailėsime jų. Labai džiaugiuosi turėdamas štai šį elektrinį druskos malūnėlį arba prieskonių malūnėlį. Tie, kurie dar nematėt vaizdo įrašo apie šį daiktą, nuorodą paliksiu aprašyme. Apvertę procedūrą pakartojame prieskoniai ir druska. Na ir pabaigai viską patalpinsime į šaldytuvą nakčiai ir su jumis susitiksime jau už kelių sekundžių. Gerai. Nu, dar anksti to valgyti. Labas rytas, laukelyje mes jau ruošiame grilį rūkimui. Įmesime 2 kaladėlės. Įdėsime visą sistemą, deflektorius, grotelės ir apačioj patiesim foliją, kad taukai nevarvėtų ant deflektorių ir išdėliojam mėsą. Mėsą reikia išdėti taip, kad jinai vienas kito gabaliukas nesiliestų. Palikime tarpelius tarp mėsos. Temperatūra bus apie 120 laipsnių, žema temperatūra. Ir tokioje būsenoje paliksime maždaug 2 valandom. Vakar buvo gražus oras, šiandien dėja lyja. Nieko nepadarysi, o mėsą reikia paruošti. Aišku, mes gaminame terasoje ir mum tai visiškai nebaisu. Uždarome grilį ir pasižiūrėsim, kas gausis po 2 valandų. Temperatūrą primenu 120-130 laipsnių. Kol jautiena kepa grilyje, rūkosi, paruoškime svogūnus, pjaustome stambiais gabalais. Morkas irgi pjaustome stambiais gabaliukais. Šitos daržovės mums reikalingos, sakykim taip, pagalviai po mėsą arba čiužinių. Kaip pavadinsit? Parašykite komentaruose. Sumetam daržovės į kepimo indą, paskirstom vienodų sluoksnių. Sudėjom mėsytę į kepimo indą ir dabar įpilam alaus juodo, taip kad apsemtų daržovės. Nu ir uždengsime foliją dabar indą. Čia reikia sandariai uždaryti.
ir talpinsime į grilių. Nu ką, mūsų grilius įkaitęs iki 150 laipsnių, dedame kepimo indą ir tiesiog jinai kaitroj kepsime. Prabėgo 4 valandos, atidarysim, pažiūrėsim, ką mes gavom. Įdomus rezultatas. Tiesą pasakysiu, mes dar leidom ataušti maždaug 25 minutės. Žiūrėkit, centrinis gabaliukas, kur didžiausia temperatūra jau pradėjo birėti. Bandykime išimti mėsą tiesiog į kitą indą. Kvapas koksai. Keptos duonos tokios, tamsaus alaus, fantastinis. Priminsiu, kad šitą mėsą galite naudoti ir su muštiniams pusryčiams, ir su makaronais, ir su ryžiais, ir su pica, kur tik norit, kur tik jūsų fantazija gali atsiskleisti. Plėšome jautieną. Manau, komentarų čia nereikia. Viską puikiai matote. Likusį sultinį iš kepimo indo supilam ant plėšytos jautienos. O aš dabar paragausiu, ką mes čia gavom. Pagal kvapą tai labai skanu. Galiu pasakyti tiek, nuostabus skonis, geras patiekalas, užima daug laiko, bet jisai vertas sugaišto laiko. Visiems linkiu gerų patiekalų, likite sveiki. Nepamirškit komentuoti, laukit naujų vaizdo įrašų.